Nesimokinkite atsakymų į klausimus, ypač tų šabloninių atsakymų, juk patyręs personalo vadovas visada išmuš jūs iš vėžių. Mėgsti meluoti? Darbdavys viską mato. Nemeluok. Nestumkite ant buvusio darbdavio, juk stumdamas jūs atskleidžiate save. Atsiribokite nuo emocijų. Atsakinėdami darbdavio klausimus, neapsimeskite tuo, ko nesate. Juk jūs ne aktoriai. O darbdavys puikiai skaito jūsų kūno kalbą. Dažniausia klausimai neturi vieno teisingo atsakymo. Darbdavys paprasčiausia nori jūs geriau pažinti, taigi nesistengkite jam įtikti ir atsakyti teisingai. Atsakykite tai, ką jaučiate. Niekas nedraudžia prieš atsakant į klausimą pagalvoti. Venkite tauškalų. Darbdavys nori įsitikinti jūsų profesionalumu, kompetencija ir motyvacija. Išduosime paslaptį. Darbdavys dažniausiai ieško žmogaus su kibirkštėlė akise. Tad tikėkite ir pasitikėkite savimi. Ir nenustebkite, jeigu jūs išrinks. Jei prieš vykstant į pokalbį pasidomėsite įmonę, jos vertybėmis, su vadovu kalbėsite viena kalba, o tai didelis pliusas jums. Nepykite, jei jums užduodami ir nepatogus klausimai. Greičiausia tai yra būdas patikrinti jūs.